Labas, labas. Ar žinai, kad mumise gyvena mažasis aš ir didysis aš ir kuomgi jie skiriasi? Mažasis aš dažniausiai gyvena besitenkindamas kasdienybę, negatyvų, jaučiasi nepilnavertis, nepasitikė savimi, o kartais tai slėpdamas būna labai išpuikęs, demonstratyvus ir viską žinantis. Žinantis geriau už kitus ir dažniausiai netgi linkęs ir pasmerkti ir save, ir kitus dar labiau, arba kaip tik nuolat kažko gaila, visą laiką kalba tik apie praeitį, visada bijo ateities, nuolat su kažko kovoja, barasi, rezga intrigas, arba stengiasi būti tas pasaulio teisuolis, arba gydosi žaizdas. Ir taip tas mažasis aš tikrai nori meilės, nori gero gyvenimo, bet pats neduoda nei lašelio. Ir kas įdomiausia, kad šitų savybių dažniausiai žmonės patys nepastebi. Na, kažkurias vienas kitas galbūt pastebi ir labai džiaugiuosi, jeigu pradeda su jomis dirbti, bet labai dažnas atvejis, kai nepastebi ir jas atranda tik per asmeninės sesijas. Ir kai randi visą tai, tai labai stipriai pats prisilieti prie savęs pačio pokyčio, ar ne? Ir be abejo savo gyvenimo pokyčio. Nes, vien tik užtenka užduoti keletą klausimų ir matosi labai daug įsitikinimų ir dalykų. Ir dar giliau, kai padirbame kartu per sesijas, dar daugiau pamatome, kas už viso to slepiasi ir dažniausiai jums patiems būna atradimas. Ir patys pagalvokite ir parašykite komentaruose, ar įsivaizduosite tokį gyvenimą, kad esi labai sėkmingas ir nereikia dėl nieko stengtis. Pinigai ateina sklandžiai, turi darbą, kurį lengvai susiradai, nejauti pykčio, jauti meilę, dėkingumą, džiaugsmą, pastebi ir lietų, kurio džiaugiesi ir galbūt ne visai malonius įvykius, bet į viską žiūri su atlaidumu, nuolankumu ir kiek įmanoma su meile. Gali savį įsivaizduoti, kad tu atsikeli laimingas, patenkintas, jeigu kažkoks iššūkis iškyla, tu ieškai sprendimų, ramiai, racionaliai ir viską priimi kaip pamokas ir vis tiek lieki dėkingas Dievui. Taigi, mažasis jūsų aš gyvena, mąstydamas ir tikėdamas, kad tai yra neįmanoma, absoliučiai. Kad neįmanoma nieko pakeisti, kad nemanoma užgydyti žaizdų ir traumų. O tavyje gyvenantis didysis aš, tai galbūt jam neskiri dėmesio ir jis ten kažkur toli, kamputyje yra visiškai užmirštas. Tai jis tave nuolat ragina viduje siekti permainų, pokyčių, pažinti dar giliau save. Išanalizuoti situaciją, išanalizuoti užstrigimą, kame tu esi. Kodėl tu jame atsidūrei? Kodėl taip nutiko? Ką tau tai nori pasakyti? Ir kokios tavo charakterio savybės ir tavo energija pritraukia būtent šiuos įvykius. Taigi mažasis aš ir vėl jausis nuskriaustas, vargšas, aukos pozicijoje ir būsenoje, pyks, galbūt nuolat skūsis, verkšlens, verks arba iš to pykčio dar ir kitiems pasūdys gyvenimą. Arba savo pyktį išlies ant kitų, kerštaus, apkalbės, tyčia arba netyčia, sąmoningai ar nesąmoningai bandys įskaudinti kitus, kad išlietų tą savo negatyvą ir savo pyktį. O didysis aš pastebės situaciją, pagalvos, kaip ir sakiau, kodėl tai atsitiko, kuom aš galėjau pritraukti visą tai ir pradės ieškoti sprendimų. Labai gerai, kad ieško pats, labai gerai, kad tie, kurie dirba su savimi, tikrai randa sprendimus. O kartais, jeigu užstringi, visada gali jų rasti pas atitinkamą specialistą, kuriuo pasitiki, su kuriuo jautiesi gerai. Todėl kviečiu tave ne tik spręsti situacijas, kai esi užstrigęs arba nematai savo pykčio, nepagauni, nesupranti arba jauti, kad nuolat esi praeityje arba visą laiką bijai.
arba jautiesi visiškai niekam tikęs, toks bevertis, toks nieko nemokantis, nieko negalintis, na, arba tiesiog galbūt turėjai skaudžių išgyvenimų, įvairiausių traumų, kurios tau dabar neleidžia judėti į priekį, arba esi užstrigęs praeityje. Galbūt kartais ir pavyksta būti čia ir dabar, bet dažniausiai tas skausmas, tos traumas, jos tave tempia ir vėl į praeitį ir vėl tu prisimeni, kaip tave skaudino, kaip tave paliko, kaip tave apgavo, kiek kartų tave išdavė ir kiekvieną dieną gyveni praeitimi. Tai labai kviečiu į sesiją ir labai kviečiu grįžti į save mūsų sesijos metu ir kurti savo ateitį saugiai, švelniai, su gyliu, su mano vedimu, su meile, mažai žingsneliais atsispirti nuo dugno ir pradėti kilti aukštyn. Net viena sesija išjudina daugybę procesų, užsistovėjusius vandenis ir pradedi jausti pokytį tiek savo viduje, tiek aplinkui tavo gyvenime. Jeigu pasiklysi elektroninėje parduotuvėje tarp paslaugų, visada gali man parašyti savo situaciją labai trumpai ir aš tau padėsiu išsirinkti tavo. Ir tau labiausiai dabar padėsiančią paslaugą tavo būtent situacijai. Taip pat elektroninėje parduotuvėje nuliamagija777.lt gali įsigyti dovanų kuponą už norimą pinigų sumą ir padovanoti žmogui, tam, kuriam dabar labiausiai reikia pagalbos, bet galbūt trūksta arba drąsos, arba sąmoningumo, arba supratimo, kad pagalba visada yra. Kitaip tariant, duosi jam meškerę į jo rankas, bet jis pats turės pagauti žuvį. Ir dar kartelį primenu, kad atėjome šitą žemę mylėti ir būti mylimais. Nekentėti, negalvoti, kad mus Dievas ar visata baudžia, kankina, specialiai sukuria tas situacijas. Tikrai ne. Mes atėjome mylėti ir būti mylimais. Ir viskas, ką mums siunčia, yra mūsų pamokos, mūsų augimui. Tai kviečiu kartu kurti naują tavo pradžią, naują save, naują gyvenimą, kur daugiau džiaugsmo, meilės, dėkingumo, supratimo, sąmoningumo ir labai daug nuostabių atradimų ir stebuklų. Lauksiu tavo žinutės, registruokis arba rinkis paslaugą elektroniniai parduotuviai.